Šiandieną gaminame tuna melt sumuštinį. Naudosime konservuotą tuną savo sultyse ir būtinai nupilame skystį. Prie tuno pridedame marinuotą agurką susmulkintą, porą kaparėlių, galima ir daugiau pagal skonį, ir susmulkintą raudoną svogūną. Toliau prie tuno pridedame 1 šaukštą garstyčių ir naudosime Rimi Smart majonezą 1 šaukštą majonezą. Druskos ir pipirų pagal skonį ir viską labai gerai išmaišome. Pradedame formuoti sumuštinį, mums reikės sūrio, duonos, sūrį supjaustome gabalėliais ir dedame iš abiejų pusių, kad sūrio būtų visai daug. Po to pridedame mūsų jau pagamintas tuno salotas ir porą pomidoriukų ant viršaus. Pomidoriukų nėra būtina, bet man patinka. Ir mums vėl reikės majonezo. Majonezą užtepame ant viršaus, kad duona geriau apskrūstų ir kepame. Apskrūdusį sumuštinį perpjauname ir mėgaujamės.